Šiandien Kimba laidą pristato valčių ir katerių salonas Vilniuje Terminalas. Sveiki žvėjai! Labą dieną. Labą dieną. Noriu pirmiausia visus pasveikinti su šventom Velykom ir pristatyti šiandien savo bičiulius. Tai yra Vitalijus ir Artūras. Aš šiandien pas juos svečiuojuosi ir tema ešerys. Pirmą kartą gyvenime gaudysiu Nevėžyje nuo kranto ešerius mikromasalais. Taigi, kas turite laiko šiek tiek atsiplėšti nuo šventinio stalo ir mus pasižiūrėti, tikrai bus šiandieną į ką pažiūrėti ir bus tikrai įdomi tema – mikromasalai, Nevėžis, žvejyba ešerių nuo kranto. Laiko negaištame, kaip visada, einame ieškoti, kurgi slepiasi velykiniai dryžuotieji. Pradžia bus tokia. Renkuosi, taip vadinamą kulverstuką. Sakė, čia yra apie 4-3 metrai gylio. Aš kaip visada mėgstu pradžioje šiek tiek sunkesnius galvakablius, taip kad pradėsiu nuo 5 gramų. Vyrai rekomendavo gaudyti su 3. Tačiau mano visas startas šiek tiek suvilioti tuos, jeigu jie bus aktyvesnius ešerius ir po to taikytis jau prie situacijos. Jeigu jie apsnūdę ir neypatingai judrus, teks keisti taktiką. Pirmas kuprius. O, žiūrėkit, žiūrovai. Nevėžio ešeriai. Nereikia nei žemupio. Pagalba šiek tiek reikia. Nesitikėjau taip. Ačiū Artūrai už pagalbą. Šiek tiek vanduo pakrito, ir kaip pasiimti, tai viens kitam šiandieną teks padėti ir ką aš galiu pasakyti. Ne vien Kalėdos, bet ir Velykos yra stebuklų metas. Ir taip greitai suvilioti tokio rimto ešerio. Ir žiūrėkite, kokio mažo guminuko vos į lupytę. Sėdo toks galingas monstras. Ką galiu pasakyti? Seniai aš jau tokį buvau sumedžiojęs. Fantastika. Be jokių taškų, be nieko. Tikras, solidus kuprius.
ešeriai mėgsta, ypatingai šaltų metų laiku, tikrai daug tokias ramesnės vietelės, gilesnės. Jeigu randate upės ruožą sėklų, daro upė posūkį, tai dažniausiai ties to posūkiu būna pagilėjimas. Iš duobės išėjimo dažniausiai būna sūkuriai, sukasi srovė atgal grįžta ir susidaro verpetai. Tai jeigu ešerys yra šiek tiek aktyvesnis ir aktyviau maitinasi, tai galima toje sugrįžtamoje srovėje ieškoti jų. Ir metant į srovę, natūraliai paduodamas masalas, tiesiog galvakablys, už jūs viską nudirba srovė, galvakablys su masalu nuplukdo srovė, nuplaniruoja jis lengvai, ten natūraliai pakankamai paduodamas yra taip kaip ir ar maistas, ar žuvytės, irgi srovės nešamos, atsiduria ešerio regimojoje zonoje ir tose verpetuose jie mėgsta pamedžioti. Na, jeigu tokia situacija kaip šiandieną ir šalta baisiai, tai ešerys ten labai retai išeina maitintis, jie vangesni daug, tai reikia ieškoti ramesnėje visiškai srovėje, kur praktiškai jinai iki minimumo sumažėja ir duobė, jeigu užplauta, tai dažniausiai būna pasispaudę prie šlaito. Ir reikia išilgai mesti, šlaito bandyti arba metama į pačią vidurį duobės ir po truputį šokdinama. Ir pajusite, kai jau į šlaituką pradeda remtis, tai nereikia iš karto susisukti, o tuo šlaituku dar šiek tiek pašokdinti masalą arba patempti, jeigu leidžia dugno reljefas ir nėra kliuvinių. Tokiuose vietose jie prisispaudė būna ir guli, laukia, kol jiems pro nosį praplauks kažkokia žuvytė ir tuo momentu, jeigu jau jam instinktas arba vedamas alkio, jisai gali išstartuoti ir užkipti. Nebus taip, kad jis čia vaikysis po visą upę jūsų masalus. Nu tikrai, nevėžiai, reti ešeriai, nu bet koks grožis. Geriau taip tikrai. Droži valandą, be kėdimo, bet kaip barština, tai barština tikrai solidus. Nu, fantastika. Reiks dažniau propaguoti spiningavimą nuo kranto. Taigi, mintį toliau tiesiog išsirinkome žvejybos vietą. Dabar reikia išsirinkti svorius galvakablio, tipus galvakablių ir pasirinkti gumas, su kuriam pradėti reikia žūklę. Taigi, galvakabliai. Aš visada į žūklę vežuosi du įrankius. Vieną griežtesnį, vieną liaunesnį, o atvykęs prie upės susikonstruoju ant vieno įrankio taip vadinamus čeburaškas, kulverstukus su kabliuku, kuris laisvai tvirtinamas yra prie galvakablių ir jis laisvai juda. Žodžiu, nestacionarus kablio tvirtinimas prie galvakablio. Su didelė kilpute, kad lengvai judėtų ir nevaržytų judesių. Aišku, savaime suprantama, gramatūrą renkuosi pagal gylį. Čia yra 3-4 metrai, taip kad padiktavo sąlygos apie 5 gramai, nuo 3 iki 5 gramų. Konstruojusi tiesiog paprastu klasikiniu galvakabliu, tačiau renkuosi su taip vadinamais silikoniniais kembrikais, dėl to, kad guma nevažinėtų nuo kablio ir tvirtai laikytųsi. Jeigu ir daugiau ir kliuvinių ar kibimų būna, guma išsitampo ir po to nusmunka ant kablio galo ir tiesiog diskomfortas tampa žvejyboje ir reikia kaitalioti dažnai naujas gumas. Na, savaime suprantama, išsirinkus galvakablį pagal kablio dydį renkuosi ir gumą. Yra 4 tipų gumos, su kuriuom aš praktiškai visada ir startuoju šaltų metų laiku. Ir atspalviai.
kaip matote, tikrai nereikintis, apart violetinį. Violetinį visada rausvą arba violetinį visada turiu savo arsenale, nes kartais tai išprovokuoja vangų ešerį. O šiaip pagrindas atmetus šitą, kaip matote, pastelinės visos spalvos su šiek tiek blizgučių. Kita forma silikoninių masalų, kuriuos renkuosi, tai yra twisteriai, taip vadinami, klasikiniai. Irgi ypatingai srovėje duoda gerus rezultatus, puikiai vilioja žuvis ir spalvos analogiškos. Gal šiek tiek naudoju labiau, savaime suprantama, į kirmelytės. Kažkas panašaus, tamsesnės, natūrales, irgi galima ir žalsvo įnešti. Reikia įsivaizduoti, kas maždaug ropoja ar šliaužioja dugnu. Savaime suprantama, kai šaltas vanduo dar nelenda jokie vabalai ar kirmelis per daug, tačiau pasąmonėje ešeriam yra užsiprogramavę ir jie reaguoja į tokį masalą. Toliau labai irgi perspektyvus masalas upėse ir ežeruose, tai yra taip vadinami varliuko imitacijos ar vabalo, tai kitaip tariant twisteriai su dviem uodegytėm ir visokiom ataugėlėm. Irgi labai mylimi yra ešerių. Tai yra tokios 3 pagrindinės formos, kuriomis aš žvejoju, ypatingai pavasarį arba rudenį, kai šaltas vanduo. Ir mano patys iš tikrųjų mėgstamiausia, kur aš, kai aktyvus ešeriai, juos pirmiausia ir nuo jų pradedu žūklę ir dažniausiai naudoju, tai yra 3 numerio. Reins, rokvaipšedai. Tačiau, kai labai šaltas vanduo ir vangus ešerys, ne visada nori, netgi atrodo sąlyginai netokį didelį masalą griebti ir tenka rinktis jo giminingą brolį 2 numerį ir tik tokiu būdu, sumažinus masalą, suploninus valus, sumažinus galvakablius ir kabliukus, galima iškrapštyti tą apsnūdusi, nenorinti maitintis ešerį. Kraluso – tai naujas požiūris į žvejybą. Šios kompanijos sukurtos plūdės nėra anksčiau sukurtųjų patobulinimas, tai revoliucija plūdinėje žūklėje. Platus asortimentas tiks tiek upinės, tiek ežerinės žūklės mėgėjams bei profesionalams. Bei prastinių tolimo užmetimo Wagler tipo plūdžių Kraluso siūlo naujieną rinkoje. Itin tolimo užmetimo plūdes, kurios yra daug pranašesnės už tradicinės. Jų novatoriško dizaino dėka jūsų metimai bus neįtikėtinai tolimi ir tikslus. Keičiamos antenos leis pamiršti apie prastą matomumą, o itin tvirtos medžiagos konstrukcija išvengti išlinkimų ar deformacijos. Dėka inovatyvios kalibravimo sistemos plūdę galėsite subalansuoti neįtikėtinu tikslumu vos per keletą sekundžių, nenaudojant papildomų svarelių, o jų skaičių keisti plūdės kūnelio viduje. Ypatingas paviršius iki maksimumo sumažina pasipriešinimą ir padidina stabilumą tobulai tolimam ir tiksliam metimui. Kraluso – inovacijos jums. Šiandiengi Velykos, visi valgo kiaušinius, mes irgi neišimtis, darome pietų pertrauką. Su šventėm, su šventom Velykom. Vyrai, kieno stipriausias kiaušinis?
Na ir kol aš čia laiką leidžiu su bičiuliais ir meškerėm ant kranto, Emilis šiuo metu lankosi vienoje didžiausių žuklės parodų Anglijoje. Pažiūrime, ką jis gero ten pamatė ir ką jis ten veikia. Sveiki bičiuliai, geros pusantros valandos automobilių kamštyje, matėt kokia eilė, kokio didumo aikštelės ir netgi iš aikštelių teko pavažiuoti su golfo mašinytė. Taigi, esam pačioje didžiausioje Anglijoje Big One Show ir iš žmonių kiekio galima suprasti, kad šita šalis myli ne tik futbolą ir vadinama ne tik futbolo tėvynė, bet gali būti drąsiai vadinama ir žuklės tėvynė. Einam, apsidairysim po pačią didžiausią Anglijoje Big One Show. Nepatikėsite, bičiuliai, ką sutikome parodoje. Mano draugas Edvinas Deeper stende ir pačioje geriausioje visos parodos vietoje turime patį geriausią lietuvišką produktą skirtą žvejams. Ir jis yra pasiekęs jau Anglijos žvejus. Kiek žinau, Deeperis jau kelinti metai darbuojasi Anglijoje. Anglai mėgsta mūsų
išmanųjį echolotą ir, kaip sakoma, savam krašte pranašų nebūsi. Ateinu į stendą ir Edvinai žiūriu, kad yra kažkokios mums dar nematytos naujienos. Tad dabar Anglijoje pakamantinėsim Edviną apie ką visą tai, kas naujo laukia žvejų būtent iš Deeper stovyklos. Šiandieną pristatinėjom dvi naujas Deeper versijas, Pro ir Pro Plus. Kuo jie skiriasi? Vietoj Bluetooth naudojame Wi-Fi bangas, kurios mums padeda pasiekti 100 metrų atstumą. Dabar galite mesti kiek tik galite. Taip pat gylis padidėjo dvigubai. Dabar galite pasiekti 80 metrų gylį ir echoloto skanavimo greitis padvigubėjo nuo 7 iki 15 kartų per sekundę. Todėl matomas mažiausios žuvytės, oro burbuliukai, net ir sraigės ir tas matysite po vandeniu. Taigi turime du naujus Deeper modelius, Pro ir Pro Plus. Kokie skirtumai tarp jų? Skirtumas tas, kad Pro versija neturi GPS modelio ir Pro Plus turi integruotą GPS modelį, kuris jums padės pasidaryti batometrinius žemėlapius nuo kranto. Su Pro Plus versija kiekvienas užmetimas nuo kranto bus matomas jūsų telefono ekrane ir išliks atmintyje. Todėl paspausdami skirtingose užmetimų vietose jūs matysite gylį ir matysite skirtingas vietas. O dešinėje pusėje matysite perkirtimus, matysite, kas dedasi po vandeniu, kokie dugno skirtumai, matysite žuvis, jeigu yra bent kelios. Pavyzdžiui, čia matome, kad žuvis yra viduryje, praplaukia, taip pat matome žolės ir juodas taškas indikuoja tam tikrą vietą, kur yra skenavimas. Šiuo tarpu aš esu išsiskanavęs Kuršių marias 3 skirtingose vietose ir kiekvieną kartą ten grįžęs galiu nueiti, pažiūrėti, koks yra gylis ir man nebereikia mėtyti Deeperio iš naujo. Na kągi, bičiuliai, iš tikrųjų neįtikėtinos naujienos ir laukiu jau lėktuvo, laukiu skrydžio į Lietuvą ir laukiu to momento, kai galėsiu išbandyti naujus Deeper modelius Lietuvos vandenyse. O kol kas paliekame Edviną su anglais. Iš tikrųjų smagu, kad geriausias lietuviškas produktas žūkliai susilaukia tokio populiarumo ir Anglijoje. Keliaujam dairytis po parodą toliau, o jūs žiūrėkite, kaip sekasi Sauliui žvejyboje. Šiuo metu Emilis veltui laiko neleidžia, semiasi patirties Anglijoje, o mes toliau žvejojame. Stambaus turiu. Nu, stovi vietoj, va prašo valo, neįsivaizduoju kas. Gal kokia lydeka sėdo. Nekyla visiškai. Ešerys, bet tai koks aržus. Jau prisigalvojau visokių fantazijų, kad lydeka kažkoks piktas šitas papuolė aiktus, bet gražuoliai, visi gražuoliai. Fantastika. Nu, pavyks man jį išsikelt. Kažkaip vanduo pakrito, nepagalvota buvo dėl grybštelių. Šitiek su išsiėmimo ešerių čia problema, nes vanduo nukrito, o grybštelio nieks neparekomendavo pasiimti, tai tenka įvairiausiais būdais naudotis ir operatoriaus pagalba, ir bičiulių, kad išsitraukti tokius ešerius, nes už valą jau nepavyktų. Ką, didieji, nevėžio, dryžuotieji
velykiniai ešeriai. Na vėl kibimas, bet šį kartą tikrai ne ešerys, nes svoris yra įspūdingas ir žiūrėkit, kaip gražiai linksta meškerė. Būtent tas viršutinė dalis, visa pilno karbono, labai gerai amortizuoja didelių žuvų smūgius ir ne tik, aišku, didelių visų žuvų smūgius, o kaip gražiai bėga. Iš tikrųjų, kuom yra nuostabus žvejybos būdas mikromasalais, kad galima pagauti įvairiausią žuvį, neskaitant masaliuko dydžio, žuvies dydis neribojamas. Kaip matot, kabinėjasi kilograminiai ešeriai, apie 2,5–3 kg lydekos. Liuks, fantastika. Visiems rekomenduoju, kas dar nebandėte, išbandyti šį nuostabų spiningavimo būdą. Na, žūklę baigėme. Ačiū Vitalijau, ačiū Artūrai. O aš su jumis, žiūrovai, dar neatsisveikinu. Mūsų laida toliau tęsiasi ir bus rubrika apie laivybą. O dabar reklama. Kraluso – tai naujas požiūris į žvejybą. Šios kompanijos sukurtos plūdės nėra anksčiau sukurtųjų patobulinimas. Tai revoliucija plūdinėje žūklėje. Platus asortimentas tiks tiek upinės, tiek ežerinės žūklės mėgėjams bei profesionalams. Bei prastinių tolimo užmetimo Wagler tipo plūdžių Kraluso siūlo naujieną rinkoje. Itin tolimo užmetimo plūdes, kurios yra daug pranašesnės už tradicinės. Jų novatoriško dizaino dėka jūsų metimai bus neįtikėtinai tolimi ir tikslus. Keičiamos antenos leis pamiršti apie prastą matomumą. O itin tvirtos medžiagos konstrukcija išvengti išlinkimų ar deformacijos. Dėka inovatyvios kalibravimo sistemos plūdę galėsite subalansuoti neįtikėtinų tikslumu vos per keletą sekundžių, nenaudojant papildomų svarelių, o jų skaičių keisti plūdės kūnelio viduje. Ypatingas paviršius iki maksimumo sumažina pasipriešinimą ir padidina stabilumą tobulai tolimam ir tiksliam metimui. Kraluso – inovacijos jums. Taigi noriu šiek tiek jūs atitraukti nuo šventinio velykinio stalo ir tęsiasi mūsų laida, rubrika apie laivybą. Ir šiandieninė mūsų tema bus priekabos. Kaip pasirinkti priekabą? Ar tai valtim pripučiamam, ar tai kateriam, ar tai motoriniam jachtom. Ir šiandieną šią temą man padės diskutuoti Vaidas, kuris yra Brentix ir Tiki Trailer priekabų ekspertas. Sveiki žvejai. Taigi pavasaris yra pats dabar tinkamiausias metas išsirinkti valčių ir katerių turėtojams priekabą, ant kurios galima būtų transportuoti savo laivus. Ir Vaidai, kokių tipų būna priekabos? Į ką reiktų atkreipti žmonėm, kokie pagrindiniai kriterijai renkantis priekabą, kad netyčia nepasirinktų netokios ir po to sudėtinga bus žmogui tiesiog prie vandens jam nusileisti arba išsitemti? Teisingiausia būtų pasirinkti priekabą pagal valties tipą. Jeigu tai būtų valtis kieto dugnu, tai mes esame prie priekabos, kuri būtent skirta yra gabenti tokią valtį. Tuomet reikia atsižvelgti į valties masę, taip pat į jos ilgį. Tai žodžiu, kaip suprantu, jeigu valtis yra kietų dugnu, tai tiesiog jinai yra dedama ant konstrukcijos, kur yra ratukai. Taip, tikrai taip. Čia matome pakabą, kuri yra torsioninė. Torsioninė pakaba yra skirta daugiau važiuoti geresniais keliais, tai yra pigesnis sprendimas transportavimo, nelendant į bekelės.
Šitą priekabėlę, plastikiniai valčiai, tvarkingai, su kietu dugnu arba nedideliam RIP tipo modeliui, irgi pripučiame valčiai su kietu dugnu. Šio tipo priekaba gali būti taipogi su slidėmis, kurios yra skirtos valtims su minkštu dugnu. Šio tipo priekaba gali būti taipogi su pakaba linginė, kaip matome čia, ir su amortizatoriais, taipogi torsioninė, kaip matėme prieš tai. O keliamoji galia maksimali? Ta pati 500 kg bendra masė priekaba su valtimi, tai šiuo atveju būtų valtis maksimalus svoris 350 kg. Na ir matau, visos šitos priekabos yra apginkluotos tokiais lankstomais ratukais. Tai labai tikrai galiu iš savo patirties pasakyti patogus daiktas. Ir kam jisai yra skirtas, Vaidai? Užvažiuoti valties kiliui. Na, matau, yra šiek tiek didesnė priekaba ir matau, šitą priekabą yra skirta kateriam jau tampyti arba RIP tipo valtim kietų plastikinių dugnų, ne? Taip. Tikrai taip, Sauliau, ši priekaba yra skirta valtims iki 5,5 metro, yra pati didžiausia klasėje be stabdžių. Irgi matau labai puikus sprendimas, irgi atkreipiu dėmesį, kad irgi yra vaikščiantis mechanizmas, kuris palengvina užsivilkti katerį, ar tai RIP tipo valtį labai lengva ranka ant priekabos. Dabar stovime prie kito gamintojo priekabos. Kiekvienas gamintojas turi savo visokiausių sprendimų priėmęs ir dabar ši priekaba, kuo jinai yra gera ir pavyzdžiui, matau kitokių sprendimų, kuo šitie sprendimai yra įdomesni, galime pasakyti, arba gal funkcionalesni. Rentex gamintojo priekabos to pačio tipo yra šiek tiek tvirtesnės, bendroji masė 750 kg keliamoji galia. Taip pat yra sprendimai įdomesni, kad reiškiasi valtis kiti dugnu gali būti reguliuojami šoniniai ratukai atraminiai ir tokiu būdu universalesnės valtis gali užvažiuoti. Taip pat, kaip matote, yra pakeliami žibintai galiniai stop, įleidžiant priekabą į vandenį. Prieš tai buvusiose priekabose matėte atraminius ratukus plastikinius, šiuo atveju yra guminiai didesni ratukai. Tai duoda geresnį sukibimą su kateriu. Na ir prie šito tipo priekabų, kaip suprantu, stovime pačios ilgiausios, taip, priekabos? Taip, šita priekaba yra pati didžiausia, be stabdžių, iki 750 kg bendros masės. Jis yra šiek tiek su patobulinimais, kaip matote, yra šoniniai papildomi atraminiai ratukai uždėti, taipogi kylio ratukų yra kur kas daugiau negu prieš tai buvusiam modelyje. Šio tipo priekaboje gali būti kur kas ilgesnis kateris, iki 5,60 m bendro ilgio. Taigi apžvelgėme priekabas be stabdžių ir norime pakalbėti trumpai apie priekabas su stabdžiais, kurių yra bendra keliamoji galia nuo tonos iki tonos 800 kg. Viena ašis, jos pakabos priekabų gali būti torsioninė arba linginė. Šiuo metu esame prie linginės pakabos. Sauliau, gal tu gali pademonstruoti automatinę gaudyklę? Taip, čia yra didelis privalumas ir į tokio konstruktyvo būtent priekabas galite atkreipti dėmesį turintis galingus katerius. Taip kad kame yra privalumas, kad pabūsiu šiek tiek, pavaidinsiu katerį. Katerį užplaukiant ant ratukų, nuo jos svorio įvyksta štai ratukų suspaudimas šono, tai dėl to vadinama gaudyklė, tiesiog katerį ratukai šoniniai pagauna. Dar norėjau pastebėti, kad šitie 4 visi atraminiai ratukai reiškia duoda kateriui stabilumą, tačiau pati pagrindinė masė katerio gulasi ant pagrindinių kylių šitų ratukų centre. Dar nepastebėjome momento apie žibintus. Žibintai gali būti 2 tipų, tai paprasti, kai priekaba leidžiama į vandenį yra iki žibinto apačios ir šalia esanti priekaba, kurią ką tik apžvelgėme, turi ledinį žibintą, kuris visiškai nebijo drėgmės ir gali būti paskandintas visas vandenyje. Taigi, ačiū tau,
Vaidui už išsamų papasakojimą apie priekabas. Aš manau, mes su tavim dar pasimatysime prie vandens, kai demonstruosime, kaip įsileisti, išsitraukti valtį, gal net ir kaip susireguliuoti pagal kiekvieną katerio korpusą. Be jokios abejonės. Taigi keliamės į terminalą ir tęsime laivybos tematiką. Ir dabar antram mūsų šiandieninė tema, kaip pasipuošti valtį, kaip ją padaryti racionalesnę, įdomesnę, funkcionalesnę, kad žvejyba taptų patogesnė. Su manim yra Darius, laivybos ekspertas. Sveikas, Dariau. Sauliau, sveiki žvejai. Na ir mes su juo bandysime šiandieną jums pristatyti tam tikrus sprendimus, kaip palengvinti ir patogesnę padaryti žvejybą ir valtį funkcionalesnę. Pradedam gal tada, Dariau, nuo ko? Nuo ką mes šiandieną turime savo rankose? Kaip teisybė, žvejai dažnai prisigalvoja įvairių aksesuarų, dalykų, kaip palengvinti buvimą šioje nedideliai erdvėj valtyje. Ir šiandien norime pristatyti jums Fasten aksesuarų sistemą. Kas tai yra? Tai yra pirmiausia laikikliai, kuriuos mes galime sumontuoti įvairias baidarės, valties ar netgi katerio vietas. Vienas dažniausių ir populiariausių jų tvirtinimo būdų yra priklijuojamas ant borto laikiklio platforma. Jų, kaip matome šitame pavyzdyje, galima pristatyti pilną valtį ir tada ant jų dėti įvairiausius aksesuarus. Be abejo, yra dar ir kiti šitų laikiklių tvirtinimo būdai. Kaip pavyzdys šis, tai yra prisukamas prie transo lentos arba valties borto. Šis tvirtinimo būdas, jis yra prisukamas prie katerio profilio viršaus, aliumininio katerio. Arba šono, jeigu tam yra skirti griveliai. Taip, ir kai turi kateris taip vadinamus rėlingus, vamzdžius, yra kiti tvirtinimo būdai, tai yra prisukami prie vamzdžio 35 mm ir 50 mm diametro. Taip prisitvirtina platformos. Dabar į tas platformas lengvu įstatymo būdu, net jeigu jūs esat su pirštinėm ir su grubusiom rankom, nereikia nieko sukinėti, jūs tik tai paspaudžiate ir ištraukite, įstatote įvairiausią plačią gamą papildomų aksesuarų. Štai norėčiau parodyti šitos valties pavyzdyje. Pirmiausia, mes galime įdėti įvairius laikiklius. Kaip pavyzdys, irklo laikiklis, kai baigiame atsistumti nuo kranto ir jau plaukiame su varikliu, į jo vietą gali būti įdėtas tiek graibštas, tiek kobinys, tiek kita papildoma pagrindinė funkcija. O įdomiausia matyti, kad žvejams yra meškerių laikikliai užfiksuoti tvirtai ir po to lengvai išsiema įvairiausiam kryptim, užsifiksuoja. Tiek galima padaryti tvirtinimą iš karto kelių platformyčių, į kurias mes galima įstatyti tiek eilę meškerių laikiklių, tiek echoloto ekrano laikiklį. Ant tokios platformos galima dėti ir mobilaus telefono ekraną. Yra kronšteinai, kur galima dėti, parodyk Sauliau, galima tvirtinti tiek fotoaparatą, tiek GoPro kamerą. Dar vienas dalykas, kuris dedasi į šitos sistemos elementus, yra inkaro virvės. Tiek virvės vediklis su nukreipiamąja, tiek virvės stoperis, kurį galima pritvirtinti. Į šitą Fasten sistemą taip pat galima dėti ir netgi arką, tai yra vamzdžių sistemą, targą, kurios pagalba mes galime daugybę aksesuarų sumontuoti ant vienos sistemos. Taip kad manau, kad tai yra puikus pagalbininkas pasiruošiant jums, jūsų valtis, katerius naujajam žvejybiniam sezonui. Ir manau, kad su juo jūsų žvejyba bus tik lengvesnė, patogesnė ir linksmesnė.
tiek trumpai apie aksesuarus. Tikrai pamatysite juos ant vandens, mes naudosime savo žvejybose, kai žvejyba vyks iš PVC valčių. O šiandien tiek. Dar kartelį visus su šventom Velykom. Su jumis šiandieną atsisveikinam. Ačiū tau, Dariau. Ačiū, Sauliau. Už puikią prezentaciją. O su jumis žiūrovai susitiksime po savaitės tuo pačiu metu. Iki. Smagaus plaukimo.